Sveiki. Čia ne TikTok reklama. TikTok shop pirkau visokių daiktų ir paprasčiausiai noriu paaiškinti, kad tai nėra baisu pirkti ir labai pigu. Aišku, negali nusipirkti vieno daikčiuko, šūduko kažkokio nebrangaus, bet čia daug malonių šūdukų ir kai jų perki daug, tau atsiuntimas nemokamai. Todėl jie gaunasi labai pigiai. Štai vat, pavyzdžiui, kampainis slankiojančių kampų ir gulščiukas kartu. Tau jie neprieina kampas, tu gali persislinkti ten taip toliau. Aišku, jį ten statybose labai naudosi, susidils. Adapteris šešiakančiams ir frezos. Frezos 10 vienetų frezų, jinai viena čia 5 gal svarai. Kainuoja 3-5 svarai, visai čia rasi. Geresnė parduotuvė tai 7 svarai. Čia 10, tai reiškia 50 pensų viena. Tai jūs pagalvokite tokios sumos. Ir ką mes čia dar turim. Žodžiu, kai jų daug perki pigų. Taip, laidas su monitorium ant ekrano ir pralaidumas 120 W. Taip. Va. Ką iš čia? 3 svarai. Tai kainuoja. Palaukit, galima gal parodyti. Pritraukti. Bet esmė, štai gulščiukas. Jo, pritraukti galima. Taip, monitorius ant laido. Rodo, kiek to šiuo metu turi. Tai 3 svarai laidas, 6,6 pėdos. Irgi virš 2 metrai, 2 metrai, kažkas į tokio. Tai va, gulščiukas su lazeriu ir ruletė. Tikiuosi, kad bus ne inčiais, nors ten buvo tokie variantai. Bet, pažiūrėsim. Vienu žodžiu, už 5 svarus lazerinį gulščiuką. Slankmatis su ištinančiu koteliu, kad gilį galėtum matuoti, ir protektorius ar kažko. Už 3 svarus. Aš pirkau 7 plasmasinį slankmatį, jis puikiai veikia, idealiai gali stumdyti kaip nori, kokiu nori greičiu, idealiai rodo. Tai nežinau, čia, aišku, nusiperka žmonės, ten nesąmonės rodo, o čia, aš bent išbandęs, nebijau rizikuoti. Taigi, 2 prožektoriai ant galvos, juostiniai ir paprasti. Vienu žodžiu, už 5 svarus nenusipirksi tikrai. Leikutė, žmona išmetė. Pagalvojo, kad ten kaip ir vienkartinė. Ne, jinai susispaudžia į voką gali dėti. Bet man reikia 3D spausdintuvam pilti košiai, tai į buteliukus, tai ją palonu plauti, taip toliau plasmasinė. Stiklams, nuo 10 iki 20 svarų, visokių išbandėm, nieks neveikia, taip toliau. Čia 3 svarai, tikrai nebandysiu pabandyti, pažiūrėsim, jeigu jau tenais nerasos, viskas ten darysis gerai, visiems patarsiu. Taigi laidas su visais 3 viename, ten Apple, Type-C ir dar kažkoks, neatsimenu, 2 svarai, ilgis nežinau, pažiūrėsim, toks universalus, kad kažkur nusivežė ar kažką, žinai. Taigi va, nebijokit pirkti, viskas šitam TikTok'e gerai, dar pirkau daugiau daiktų, bet viskas įėjo per 2 valandas, aš tai gauni dar nemokamai komplektėlės, pavyzdžiui, visokių įrankių. Tikrai už 16 svarų nenusipirksi komplektėlio su 152 viename gabaliukų visokių. Tikiuosi geros kokybės bus, nes mano tai kažkaip prastokas, kurį aš nusipirkęs ir jaučiu brangiau mokėjau. O, atsiprašau, ne tas, taip. Labai aš reklamuoti už svaras, ir 2 svarus galima sakyti. 4 markeriai, 5, kiek čia. Tai pažiūrėsim, kaip jie ten pieš. O čia šiaip aš labai mėgstu tušinukus, šaratinukus, visokius flomasterius. Tai čia pažiūrėsim rašyti ant juodo, gražiai, tvirtas, sveikinimam. Tai va, nežinau, nebijokit pirkti, viskas čia yra realu ir viskas labai gerai perkasi tam TikTok'e. Dėkui.